Sveiki, šiandien parodysiu, kaip taisyklingai atlikti kojų kėlimą aukštyn, gulint ant šonų. Šis pratimas yra skirtas treniruoti vidinę šlaunį. Atsigulat ant šono, išsitęsėt pilnai, vieną ranką į viršų virš galvos. Galvą padedat ant tos rankos, kad kaklas neturėtų įtampos per daug. Kita ranka pusiausvyrą prisilaikot, pakeliat abi kojas į viršų, kojos įtemptos, apatinė koja nenusileidžia, o apatinė koja keliam į viršų. Keldami viršutinę koją stengiamės, kad kelias nesusilenktų, tai neatrodytų štai taip, o koja būtų ištiesta. O apatinė koja nenusileidžia, nei kiek žemyn. Stengiatės išlaikyti kuo aukščiau ir įtempti. Kontroliuojamai pakeliam, kontroliuojamai nuleidžiam. Leidžiant koją įkvepiam, keliant koją išpučiam. Jeigu jums trūksta krūvių, galite prisirišti smėliškai šitos vietos. Tai va taip atliekamas taisyklingai šis pratimas. Sėkmės sporte.